Sveiki, aš esu Stasys Biškevičius ir jūs žiūrite kanalą, kuriame diskutuojame apie tai, kas yra svarbu. Šiandien norėčiau pakalbėti temą, kuri pastaruoju metu yra labai dažnai aptarinėjama žiniasklaidoje, dėja, ne iš pačios geriausios pusės, tai yra švietimas. Visai neseniai Lietuvą drebino mokytojų streikai, vos ne kasdien išgirstam kažką tai blogo apie patyčių problemą mokyklose, mokytojai nepatenkinti darbo krūviu, tėvai nėra patenkinti mokytojų darbo kokybę, o mokytojai nėra patenkinti šiuolaikinę kartą. Tikriausiai ne vienas esate girdėję frazę, o dabar tai vaikai, nei pagarbos mokytojams, nei nieko tokio. Kaip matom, problema iš tikrųjų yra, jinai egzistuoja, jinai yra aktuali, jinai yra aštri. Ir šiandien pakalbėsime su pašnekovu, su svečiu, aktyviu visuomenininku, Kauno socialdemokratų pirmininko pavaduotoju Donatu Vatkausku. Kodėl nusprendžiau pasikviesti į svečius ne su švietimo sistema susijusių žmogų, o tiesiog visuomenininką dėl kelių priežasčių. Visų pirma, mokytojai ir taip dažnai turi galimybę savo poziciją išreikšti, kadangi jie dažnai cituojami yra žiniasklaidos, savo problemas viešina aktyviai viešoje erdvėje, todėl nusprendžiau pakalbinti tiesiog vartotoją, produkto vartotoją, žmogų, kuris nėra tiesiogiai susijęs su švietimu, bet to visai neseniai Donatas parašė labai tokį aštrų kritišką straipsnį, kuriame kėlė į paviršių švietimo sistemos ydas. Ir kada perskaičiau šį straipsnį, pajutau tokį sąšauką tų minčių, jos man pasirodė tarsi savos. Pagalvojau, iš tikrųjų ir aš panašiai jaučiuosi. Tad šiandien kalbinu Donatą, sveikas gyvas. Sveiki. Na ir sakyti, tada pirmas klausimas. Kas vis tik tai paskatino parašyti tokį kritišką straipsnį? Pats, kiek žinau, nesi susijęs su švietimu niekaip. Tai kodėl tau yra aktualu tai? Su švietimu aš pats kaip pedagogas ar darbuotojas nesu visiškai susijęs. Bet su švietimu aš esu susijęs taip kaip 3 vaikų tėtis, taip kaip mano kolegos, draugai, pažįstami, turintys vaikų. Taip mes susijęs su švietimu esame kiekvieną dieną iš artimos šitos aplinkos. Kitas aspektas, kuris man yra svarbu žiūrint su švietimu, kaip verslo atstovui, kokio mes visuomenę užsiauginsime, kuri kurs Lietuvos ateitį. Tai kad pats nesu visiškai susijęs kaip pedagogas ir darbuotojas, bet man šitie klausimai yra labai svarbus kaip piliečiai. Kada tikrai turime artimą sąryšį su švietimu, kai turime vaikų, kai turi vaikų aplinkiniai, šitie dalykai ganėtinai yra arti. Net galima būtų kartais ir pakritikuoti, gal net kokį nors ministrą, kuris gal net jau turi didelius vaikus ir jau gal net nėra kartais tiek artimas, kiek šiandien dienai galėčiau pasakyti, kad man tai yra artima. Tavo straipsnį aš skaičiau, ten tu vienas iš, sakykime, tokių kritiškų momentų, kuriuos minėjai, yra paminėjai, kad tarsi dabar mokyklose yra auginami ugdomi mokiniai, kurie nėra laisvi, yra sukaustyti, susivaržę. Ar tikrai taip yra ir kodėl tu taip galvoji? Mokiniai mokyklos yra susikaustyti ir jaučia baimę, sakykime, savotiškam atsiskaitimui arba savotišką nesutarimą su mokytoju, arba mokytojo pedagogo, kaip sakyt, kažkokią tai spaudimą tam vaikui daromą. Tam straipsnį aš bandau pasakyti, kad mes turime tokį momentą, kad yra vadovėlis, yra mokytojo nuomonė ir jinai tik tai mokytojo yra teisinga nuomonė. Tai reiškia, nėra duodama, sakykime, tiek gal laisvės vaikam, ar ten, sakykime, net gal ir studentam, galėčiau pasakyti. Kalbam apie mokinius, moksleivius, bet galėtume paminėti ir aukštąsias mokyklas, kur, sakykime, dėstytoja ar dėstytojas yra pensijinio jau amžiaus žmogus. Aš nesakau, kad jis neįsilavinęs, kad jis neturi žinių, aš nesakau taip. Bet jo pati pasaulėžiūra ir nuomonė jau yra sena. O jaunas žmogus, vaikas, ar tas jaunuolis, jo pasaulėžiūra yra kita. O dėstytojas ar mokytojas, sakykime, nesileidžia iš tai diskusiją ir ar to vaiko nuomonė išklausyti, ar tai teisinga ar neteisinga, tai yra kita diskusija. Bet tai yra įkalama į galvą, kad aš taip galvoju, arba taip yra parašyta vadovėlyje. O mūsų vadovėliuose parašyta, sakykime, yra daug kas. Galėčiau net pasakyti, kad paėmus vaiko vadovėlį, kai kurį, arba užduotis, kurios yra, jas perskaičius, ką reikia padaryti, kartais tu turi gerokai pasukti galvą, ko iš tavęs nori. Tai vaikui, sakykime, atsiranda savotiškas stresas. Ne, jeigu, tarkime, ten tėvai nepadeda padaryti,
O jis ateina į mokyklą, tai reiškia, jau laukia, kol jis laukia baudos. O kas yra bauda? Įvertinimas. Tai pažintis, jau yra bauda. Tarp kitko, iš tikrųjų, man šitą mintis irgi mačiam labai pasirodė tokia artima ir aš šiek tiek irgi dar noriu išsiplėsti būtent šitoje temoje apie tą bausmę per įvertinimą, kas vyksta, nes bent jau aš, tai sakykime, iš to rato moksleivių, su kuriais bendrauju, aš pastebėjau, kad ne vienas jų iš tikrųjų yra išsiugdęs tokia bausmės baimė. Pas jūs yra baimė gauti bausmę. Bausmė yra per įvertinimą. Taip aš suprantu, kad įvertinimas pažymiai šiuo atveju jisai yra būtinas tais atvejais, kada reikia įvertinti žinias. Bet problema, gal sakyčiau, čia prasideda tada, kada bausmė per įvertinimą atsiranda ne už blogą atsakymą, na, sakykime, kada objektyviai tu blogai kažko išmokai pamokos, sakykime, tu kartu nežinai, kiek yra, tai aišku, mokytojas turi sakyti, ne, tai gerai, bet blogiausiai, kad atsiranda įvertinimas už nuomonę. Taip, bet už tai dėl ko ir sutinku, kai, sakykime, tos nuomonės nėra išklausomas ir panašiai, humanitariniuose moksluose, ten, tarkim, istorija, lietuvių kalba, apskritai, nelietuvių kalba turi literatūrą, tarkim, vieno teisingo atsakymo kartais nėra. Tai yra nuomonė. Kokį nors kūrinį, pavyzdžiui, nagrinėjant, tai tos interpretacijos skiriasi, požiūriai skiriasi. Ir beje, šie tikros istorijos, aš tą žinau, be abejo neminėsiu mokyklų, nei mokytojų pavardžių, bet yra tokių atvejų, kada literatūros pamokoje vyksta diskusija apie vieną lietuvių autorių kūrinių ir klausinėjama yra mokinių, ką ten jūs galvojate apie tą ar tą reiškias. Ir mokytojas, išgirdęs nuomonę mokinio, jisai vertina minusų arba pliusų. Kokį signalą gauna mokinys? Aha, ir iš tikrųjų taip, ten, sakykime, tas atsakymas, kuris mokytojai patinka, na, sakykime, sutampa su jos nuomonė. Įvertinamas yra gerai, pliusiukų, blogai, minusas. Koks yra signalas mokiniui? Akivaizdu. Koks tai yra signalas? Mano nuomonė nieko verta, aš turiu turėti nuomonę tokią, kokią turi, na, šiuo atveju autoritetas, ten viršininkas ar kažkas tokio, ir taip ugdosi užspausti nelaisvi žmonės. O čia bėda, mano asmeniškai manimu, didžiausia bėda yra tame, kad nelaisvi žmonės negali sukurti laimingos visuomenės. Negali tas, kuris nuolat kažko bijo, pareikšti savo nuomonę, jisai bus nekūrybingas, jis bus nelaimingas iš tikrųjų, jisai bus užspautas, todėl man aš už to užsikabinau pačios minties, sutapo tą nuomonę, kad taip, mokyklose aš iš tikrųjų asmeniškai pasigendu diskusijos, nuomonės gerbimo, tolerancijos galų gale, ta prasme. Ir blogiausia yra tai, kad aš jau baigiau seniai mokyklą. Nelabai kas keičiusi. Na, bent gerai, žiūrėk, Donatai, iš tikrųjų mes dabar tai pasidalinom savo nuomonėmis, aš išklausiau kalbant, mano viskas gerai, tolerantiškai pasižiūrėjau, net iš įtapo, kai suprantu, bet gal taip, na, mes irgi perlenkėm lazdą, gal, sakykime, čia iš savo pozicijos žiūrim, su nuomonės reikiam, gal mes pikti, gal nėra tai blogai, ar yra kažkokie duomenys, kažkokia statistika, kuri indikuotų problemą, parodytų, kad taip čia yra bėda, ta prasme, ar gal čia mes sugalvojom iš tikrųjų šitą dalyką. Tai paprastai taip galima būtų pasakyti, kad duomenų statistikos ir straipsnio su kitų nuomonė yra daug, bet yra statistinių duomenų tiek, kad mes čia, jeigu dabar pradėtumėm jau straukti ir rašyti, tai mes šiandien turbūt diskutuotumėm, tiksliau nediskutuotumėm, o komentuotumėm visą dieną, kol išties, ką statistika rodo. O statistika rodo, kad iš tokių paprastesnių dalykų. Abiturientų egzaminų rezultatai, kurie yra 2022 metų matematikos rezultatai, neišlaiko 35% moksleivių. 23 metus neišlaiko, pagerėja rezultatas, neišlaiko tik 15%. Kodėl 15% dar vis neišlaiko? Turime lietuvių kalbą gal šiek tiek geresnėse pozicijose, po 7 su trupučiu iki 8%. Vis tiek yra neišlaikiusių egzaminų. Tai vienas iš tokių klausimų, tai kodėl yra toks procentas neišlaikančių? Ar tie vaikai tokie negabūs ir nesugebantis? Ar mokytojai neišaiškina tiem vaikam? Ar dėstomi dalykai yra netinkamai dėstomi?
Ar jie yra neįdomiai dėstomi ir vaikas nesupranta? Čia aš galėčiau pažerti krūvas klausimų. Aš nežinau, kaip juos pats priimti dabar pateikti visus atsakymus. Bet tam yra turbūt specialistai, kurie galėtų tai pasakyti. Lygiai tas pats vienas iš faktų 1966 metais, kol mano atliktas darbas, tyrimas, kad mokyklose mokinių mokymosi priemonės, tai knygos arba pedagogų, reiškia, kvalifikacijos kėlimas ir atlyginimas, santykinai ir sąlyginai daro mažesnę įtaką palyginus su mokinių, moksleivių socialinė vieta, su jų gyvenimo vieta, su jų sluoksniu, kaimynais ir aplinkiniais, kurie yra. Reiškia, tai įtakoja vaikus ir moksleivius. Mes turime 2023 metus. Ir šitas klausimus mes vis tiek toliau vadovaujamės knygos. Aš nesakau, kad reikia skaityti knygų, tikrai nereikia mane teisingai suprasti. Bet knygos kalamos į galvą kaip ir mokytojos nuomonė. Mokytojų nuomonė yra teisinga, tavo nuomonės jis bus du. Aš sutinku su tavim labai, kaip tu paminėjai, kad reiškės turime tokį momentą, kad moksleiviai matematikui negali 2 kartus sakyti 6. Arba kaip ten kažkas sakydavo 2 kartus taburėti. Tam prasme, vis tiek turime turėti teisingai, aš suprantu, kad mes turime mokinti tai, kad būtų. Bet literatūroje, kaip paminėjai pats, tai yra akivaizdu, kad tenais mes turime daug laisvos nuomonės ir galime ją turėti. Pavyzdžiui, kokio nors kūrinio interpretacija. Parašykite kūrinio interpretaciją. Tai vat, reiškia, tik kaip dabar vaikas supranta, jis tik turbūt galim interpretuoti. Ir iš tikrųjų, gal net ir sakyčiau, šitoj vietoj, taip, vertinimas, vėl grįžtam prie to vertinimo, vertinimas be abejo, jisai turi būti kažkaip, tai reikia išmatuoti tą žinių lygį, bet man asmeniškai, ir vėlgi netgi įmant ir savo asmeninę patirtį, kažkur artimų žmonių patirtį, susidaro tokia nuomonė, kad tarsi pati sistema suinteresuota išdėstyti dalyką, įvertinti, bet neišmokyti. Nes pažymys, tarkim, blogas pažymys, jisai iš principo rodo taip, yra problema, jis rodo problemą, bet faktas yra tas, kad reikėtų nukreipti pastangas į išmokymą, ne į kalimą, atsiskaitimą ir įvertinimą, bet į tai išmokymą. Taip, ne visi yra vienodai gavus, bet ir būtent tai viskas ir turėtų būti orientuota į išmokymą. Ką mes ir matom? Mokiniai nuolat prašo kontrolinius atsiskaitimus, tarpiniai visokie, kas mėnesį, kas savaitę, prašo, jūs vertinate, ateina finaliniai egzaminų rezultatai, kaip sakai, 30%, 15%. Dar beje, kalbant, kadangi apie statistiką, kad paskui nepamiršti, kai kalbėjom apie tos objektyvius duomenys. Tai va dabar aš pacituosiu naujausias, pats naujausias prieš kelias dienas išėjus yra ataskaita ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, jinai atliko tyrimą. Ir ką jis parodė? Reiškia, tyrė 81 šalies 15-mečius mokinius ir mūsų Lietuvos 15-mečiai pagal matematinės žinias užėmė 24 vietą, pagal skaitimo gebėjimus 32, gamtamokslinės žinias 29. Iš 81 šalies. Taip, lyg ir iš pirmo žvilgsnio būtų galima sakyti, esam tokie vidutiniokai, taip plius minus nėra labai blogai ir būtų galima interpretuoti kaip gan neblogą rezultatą. Bet, o čia yra visas kabliukas, bet kaip geriausiai yra matuoti progresą pagal save. Vakar mokėjau tiek, šiandien moku daugiau, aš progresuoju. Ir ką mes gaunam, lyginam su tais pačiais 2006 metais, tarkim, tyrimų. Ypatingai ryškus yra suprastėjimas. 2006 metais matematikos rezultatai buvo geresni, mes buvom aukštesnėje vietoje tarp tų pačių šalių. Ar yra ko džiaugtis? Manau, kad ne, nes tai rodo, kad iš principo regresuoja, tai tą rodo galų galiai tie patys neišlaikymai matematikos egzamino, tie ganėtinai dideli skaičiai, tą rodo EBPO tyrimas iš tikrųjų. Ir čia aš asmeniškai netgi matau tą bėdą, kuri atrodo, gerai, be visų ekonominių socialinių dalykų reikia nepamiršti vieno dalyko, kad Lietuva yra maža šalis. Mūsų ekonomikos pagrindas yra žmonės. Mes savo iš principo, taip, bet galim pasivuosti, mes 29, 32, tai taip reikia neblogai. Ne, gotis negalim. Kodėl? Nes
Mūsų ekonomikos pagrindas yra žmonės, jų žinios. Tik tai ir niekas daugiau. Mes neturim nei naftos, nei dujų, mes turim tik žmonės. Ir mes turim siekti geriausių rezultatų štai, geriausių. Ne džiaugtis, kad kažkur esam per vidurį, plus mes ir prastėjam, neprasme, o siekti ir lygiuotis į pačius geriausius. Tai taip, vienareikšmiškai. Čia apie tos kalimus ir visą kitą, čia toksai klausimas, gali būti retorinis, galėsi jį atsakyti. Mokykloje kalamas mintinai išmokti eilėraštis. Kaip pavyzdys. Aš atsimenu, man buvo kalama reikėtų išmokti eilėraštį ir, sakykime, dabar reikia išmokti eilėraštį mintinai. Dabar tas, ar yra visi vaikai vienodi? Ar visi vaikai vienodai atsimena? Ir ar dabar mes, reiškia, tą eilėraštį, jeigu tas vaikas vis dėlto nemoka mintinai, mes jam prašom, reiškia, tą dvejetą. Tai ar visų vaikų atmintis yra vienoda? Aišku, pedagogai mane turbūt pataisytai pasakytų, mes ne eilėraštį lėbėm būtinai, kad išmoktų. Mes ugdome vaiko atmintį. Palaukite, tai tada klausimas. Tai jeigu mes jam parašom dvejetą, tai ir mes vaiko ugdome atmintį ar baimė atminties. Ką mes šiandien dabar ten baimė? Apie tai, ką mes ir kalbėjom, bet tai aš nieko nesakau, ugdykim tą atmintį, tada kaip rimtėmėsi gal vienas gali išmokti 8 pusmetinių ten tą eilėraštį ir jam nėra problemų, o kitas gal gali išmokti 2 pusmečius ir daugiau jis negali. Tai dabar jis dėl to yra kas prastesnis, dabar tas vaikas yra dėl ko. Tai mes šiandien dienai, mes vėl atsiminkim, kad turime daugybės šitų technologijų, kur turbūt daug, kur mes ką pasižiūrime ir nereikia bus mokėti atmintinai. Ne, aš iš esmės sutinku, kad atmintį reikia lavinti, vėlgi čia gal grįžtam prie tos fundamentalios problemos, kad mano manimu, gilių įsitikinimų, rezultatas turi būti žinios, išmintis, gebėjimas mąstyti. Susidaro tokia nuomonė, kad pedagogai kaip rezultatą mato pažymį. Ne pažymys. Pažymys yra tik įvertinimas, bet jis negali būti siektinas rezultatas. Žinios turi būti. Taip, tai yra kas nemoka, taip gerai, tarkim, jo atmintis yra kitokia, arba jis nepakankamai skiria laiko, tai čia tada jau ir turi mokytojas galvoti, kaip padaryti, kad jis lavintų atmintį, nelabausti už tai, kad jis neišmoktų, tarkim, nedėdašau, ar jis blogai, galų galia vėlgi, supraskim, eilėraščio sakymas, tai ne viena atmintis yra, tai yra ir baimė viešai kalbėti, ar įsijungia. Pastato prieš klasę, sako, o dabar padėklamau. O jeigu seniai, turi bijo, ką jam tada darys? Dvejetas jį kaip paskatins nebijoti. Na, vėlgi grįžtam prie to paties, kad baimė ir bausmė nėra būdas pasiekti rezultatą, nėra būdas išugdyti tą laisvą, ratinimą svai mąstantį žmogų. Labai, taip, matom, kas yra blogai ir dabar, bet kalbam mes apie šios, daugiau laikus, kaip sakai, susiduriam vaikai, pas kažką pažįstami, kas iš mokyklos, iš tos artimos aplinkos mes kalbam apie šiuolaikinės bėdas. Pats kada baigė mokyklą? Kelintais metais? O čia jau buvo senai. Čia gerai, senai. Aš irgi senai baigiau mokyklą. Buvo senai. Kas nors pasikeitė? Ar čia tik tai šių dienų gal bėda, gal anksčiau buvo geriau, kai sako, plombyras skanesnis buvo tais laikais, tai gal man buvo geresnis. Kiekvienas turbūt turėjo savo nuomonę, kad, kaip sakau, ir kiti ten tikrai gal sako, labai ten džiaugiamės mokyklą ir taip toliau. Kiekvienas savo turi gal prisiminimus. Mano asmeninė nuomonė apie mokyklą gali būti ten, kaip sakoma, vieniem geri draugai buvo, kitiem taip toliau. Bet jeigu mes čia diskutuojame apie žinias, arba kitaip tariant, apie mokslo brukimą į galvą, kaip čia pasakyti, tai galėčiau pastebėjimą pasakyti tokia, taip kaip anksčiau, turi mokėti ir ne kitaip, ar ten eilėraštį, ten tas ir gausi pabudvėję ir taip toliau. Lygiai tas pats yra ir dabar. Tai pasikeitė mokyklose, galėčiau pasakyti, yra kas pasikeitė, tai reiškia, mokyklų langai pasikeitė nauji, remontai pasidarė nauji, gal kompiuterinės klasės atsirado naujos, suolai inventorių naujas, gal aptvėrė tvoras naujas, pasikeitė. Bet nepasikeitė, mano supratimu, visiškai žinių dėstymas arba vaikams, tą patį, kaip ir kalbam, laisvę duoti mąstyti. Tai vis tiek liko kalimas į galą. Tai aš taip matau, gal kažkas galėtų mane pakritikuoti ir mato kitaip.
Norėčiau pakritikuoti, bet negaliu. Tai dėja mano irgi atsiminimai yra tokie, kad tai, kas yra dabar, palyginus su to, kas buvo, yra beveik viens prie vieno. Tai yra labai panašu, gal kažkokie tai yra, reikėtų labiau atidžiau, giliau Tai šiek tiek taip įstirvas pasakyti, kad labai priklauso nuo pedagogo. Jeigu vis dėlto mes turime jaunesnį pedagogą, tai šiek tiek vaikui yra duodama laisvė. No. Dėl to, kad šiek tiek atsiranda, bet čia kaip ir visose problemos. Ta problema yra ta, kad raskit jauną pedagogą su tokiu mokamu atlyginimu. Bet šiek tiek tikrai galėčiau pasakyti, kad galima būtų įžiūrėti į būtent jaunesnį pedagogą. Bet tai yra normalu, tai yra jų tas žmogus jaunesnis kitaip visiškai žiūri ir supranta. Taigi buvo, kurios čia vyriausybės, man atrodo, užsibrėžti planai, mokytojas prestižinė specialybė iki kažkėlį. Man atrodo, kad jau praėjo metai. Su jaunais pedagogais ir suprantu, dar truputėlį tie planai. Daug nėra net, kaip sakyti, jeigu praėjo, sakai, tai panašu, kad jie dar net neprasidėjo. Tai neprasidėjo, praėjo. Gal iš tikrųjų reikėtų ir mūsų švietimo ministerijos darbą pradėti vertinti pažymiais. Būtų labai įdomu. Žiūrėkime, kokį parašymą. Daugiausias dalykas tas, ar jie jaus baimę, vai turbūt, kad ne. Nepriklausomybės nei baimės. Kadangi jau pradėjom kalbėti apie ministeriją, apie vertinimą dvietukais, gal geriau įvertintumėm pačio manimų, kas kaltas yra dėl to. Dėl šitos visos situacijos, dėl tos problemos, Jie mus taip, kad, nežinau, ar mes čia galim ieškoti tų kaltų, ar įrodinėti, kas yra kaltas. Gal jeigu mes, sakykime, pradėtumėm rasim tų kaltų, nemanau, kad tai nebus kažkoks Jonas Petrai. Pasikeistų vienas dalykas vien dėl to, kad rasim tą kaltą. Aš manau, kad turėtume žmogiškai ir visais kitais supratimais turbūt prisimti kaltę. 30 nepriklausomos Lietuvos laikė buvę švietimo ministrai, kurie tiek metų vadovavo vienos ar kitos vyriausybės ministrai. Lygiai taip pat, visi turbūt, kurie buvo ministrai pirmininkai, kad jie per šitokią, eilę metų nesugebėjo mūsų švietimo modelio pasukti, kad ir į Skandinavijos modelius, pasižiūrėti į Suomių mokyklas, sėkmės istorijos, didesnis mokina mažesnį, kas yra tikrai labai sėkmingai pasisekę. Pas mus, dažniausiai, kai pradedama kalbėti, kad mes pasisuksim, kad didesnis mokins mažesnį, ar ten į Suomijos modelį, taigi pas mus iš karto atsiranda, kad kol mes čia perėsim, čia yra neįmanoma. Čia yra neįmanomas dalykas. Kažkas tai nepasiekimo. Tai per 30 metų net žingsnio nepadarėm, tai yra neįmanoma. Tai kodėl mes nepasižiūrėjome į estus, kurie taip pat sėkmingai ganėtinai keliauja ir rezultatus turi geresnius. Ir čia tas skandinavų modelis ar Estijos šiek tiek pavyzdžiai, tai čia ne mano sugalvoti, čia ne aš sėdėjau ir sugalvojau. Pažiūrėkite į EBPO statistikas ar atlikamus tyrimus, ten apie juos parašyti. Tai ar 30 metų būdami ministrai švietimų, ar pirmininkai vyriausybių, jie nematė, jie neskaitė, ir jiems tai buvo sunku bent žingsnius padaryti link tos pusės. Kodėl mes vis dar turime tą patį kalimą į galvą? Ir bent jau man asmeniškai tai susidarė toks įspūdis, kad per visą nepriklausomybės laikotarpį visos reformos daugiausiai kas vyko, tai tik tai tokie organizaciniai, biurokratiniai pataisimai, pakoregavimai, taip ir sujungti kokią mokyklą, klases išskaidyti, padidinti, sumažinti, krepšelis. Tokie buhalteriniai pasistumdymai, kažkokie organizaciniai. Tarkim, Kaune irgi šiuo atveju, aš pats matau, kaip yra uždarinėjimas mokyklos, tokia viena Žiburio gimnazija Šančiuose, tai Intu Bacevičiaus. Viskas, kas vyksta, tarsi atrodo nei į kokybę, nei į rezultatų siekimą, bet tie patys, tai bus viena mokykla, dvi mokyklos. Ar tai keičia esmę? Greičiausiai ne, nes rezultatas atrodo, kad nuo mokyklų sujunginėjimo matematikos rezultatai kažkaip negerėja.
Tai čia vienareikšmiškai, ta prasme, tai rodo ir jas, kaip sakykime, skaito atėjęs ministras, mes padarysime dabar reformą, tai ta reforma baigėsi. Jau žinau, kuri mokykla bus uždaryta. Tai va čia baigėsi to reforma. O jeigu mes pasižiūrėtumėm, ar atėjęs ministras darytų reformą, kaip mes ten skatinsime tos mokinius mokintis, ar tas programas kitaip rašysime, nepanašu, kad tai yra prioritetas. Neatrodo, kad tai susidaro prioritetas. Tai apie tai 96 metais, kol mano, reiškia, darbas jau byloja, kad ne mokyklos sujungimas ar išskirimas, ar klasių sujungimas ir įstatymas, ar profiliuosime, mes neprofiliuosime, net čia turbūt yra esminis dalykas. Tai jau tada aš ne, bet mes, kaip suprantu, dar iki dabar to niekaip negalime suprasti. Greičiausiai taip, nes iš tikrųjų, kaip ir pirmiau, rezultatas dėja rodo, kad situacija negerėja. Taip, nepaisant visų tų biurokratinių pasistumdymų, reformų planų, net nesėdint ten, kur buvom. Tai tiesmučiai, 2006 metais buvo geriau pasirodyti. Iš tikrųjų buvo net geriau, buvo geresni rezultatai. Turime matematikos neišlaikiusių 35% 22 metais, 23 metais turime išlaikiusių, kaip pavyzdys, 15%. Ir mes labai visi džiaugiamės. Pažiūrėkit, koks rezultatas. Pagerėjo šitie. Na, tai čia kaip dažniausiai taip, čia biurokratinis, čia biurokratinis džiūgavimas, tai kaip tarp kai kurie džiūvoja ir dėl tos ten 24 vietos, kad mes esam to prašoši vienų šalių, tai o kaip gerai, na, džiaukimės, jeigu tenkina būti vidutinybėm, pilkom asmenybėm, gerai, džiaukimės. Tai šiaip, aš žinau, kad tu nesi, kaip sakė, kaip ir kalbėjom, tu esi tik tai vartotojas švietimo, ne? Tu nesi nei ekspertas, nei mokytojas, tai aš ir neprašau tavęs profesionalių įžvalgų. Čia nei vienas iš mūsų nesam profesionalai. Ir šitoje vietoje mes galbūt mėgėjiškai, bet diskutuojam tiesiog taip, kaip žmonės, kurie susiduria su švietimu. Prasme, taip kaip gali žmonės diskutuoti apie mediciną, nebūdami medikai, tiesiog apie eiles, kur ten laukti, apie vaistus ir taip toliau. Vat tavo, kaip jie eksperto nuomonė, tiesiog žmogaus visuomenininko, ką tu pakeistum, ką tu kitaip darytum, kur galbūt didžiausios bėdos, ką reikėtų pakoreguoti, tavo nuomonė. Tai jo, aišku, bet kokiu atveju mano asmeninė nuomonė, kaip sakyt, mes turbūt daug, kad net ir bekalbėdami paminėjom, gal kad reikėtų vieną ar kitą dalyką jau daryti arba taip, arba kitaip. Bet nereiškia, kad pirmiausia, antras ir trečias, nes to aiškumo čia nelabai turbūt eina sudėlioti dėl šitos aplamai situacijos, kokie yra. Čia turbūt jie visi, sakykime, dalykai vienas su kitu būtų svarbus ir koreliuotų vienas su kitu reikalingi. Tai vieni iš dalykų, mano supratimu, kaip ir minėjau, tai yra pedagogų amžius. Ir aš tikrai dabar nenorėčiau čia užgauti ir įžeisti nei vieno pedagogo, kad jisai yra pensinio amžiaus ir jisai ten yra kažkoks jau prastas, nemoka ir taip toliau. Čia yra labiau tiesiog supratimo ir viso laikmečio atitraukimas ir kaitos. Tai manau, kad pedagogų amžius turi vieną iš didesnės įtakos, reiškia bendrauti ir turėti didesnį supratimą su mokiniu, moksleiviu ir studentu. Tada yra vėl svarbus klausimas atlygio, kadangi jaunas žmogus, jisai nori gyventi ir išgyventi žvalgų atlyginimo. Vėl abu dalykai vienas su kitu labai tampriai susiję, ko mes jau vėl negalime arba neturime vesti. Toliau labai, manau, svarbus dalykas būtų pačios švietimo sistemos, reiškia, aiškinimas, kūrimas, dėliojimas mokytojams, nes ne mokytojai čia dabar kalti yra, kad reikia kalti vadovėlius ar kalti literatūros kūrinius, ar būtinai reikia interpretuoti Brisiaus galą vienai, negalima kitai, nes tada gausi dveją. Manau, kad ši sistema pati švietimo turėtų išdėstyti, kad moksleiviams dalykai tokie kaip, sakykime, matematika, pavyzdys, kai mes teikiame daugybą, dalybą, kad procentų skaičiavimą, kad būtų pritraukta prie to, kas bus gyvenime jiems reikalinga. Bet skaičiuotumėm daugybą mokintumėmės ne tik kaip skaičiuką, bet kaip eurą dauginam su euru,
arba parduotuvį kitais menkauti gražą, arba praktiškiau. tai gyvenimas pridedama prie gyvenimo. Ir tai turėtų būti kiekviena mokslo šaka vedama praktiškiau prie gyvenimo. Kaip kreditą pasiskaičiuoti ir palūkanas. Taip, teisingai, kad jie galima. Taip pat, tai reiškia kiekviena literatūros pamoka, kaip tu praktiškiau kažkada gal galėsi bendrauti, kalbėti su darbdaviu, su savo, gal tu kaip darbdavys, su darbuotoju, nesvarbu, koks tavo ten bus ateityje, kuo tu tapsi. Ta pati interpretacija rašoma ne tai, kad va, dabar taip ir ne kitaip, nes gavau dvejetą ar negavau, bet taip, kaip tau gyvenime duotų mąstyti ir duotų laisvę mąstyti. Tai kiekvieni dalykai tie, kur yra tikslus, kur mes, reiškia, negalim kitaip, kaip ir chemijai, kažkokiai fizikai, mes negalim ten interpretuoti, nes taip, bet galim pritraukti prie realybės. Pritraukti prie realybės, kad kitas dalykas tam vaikui atėjusi tą chemijos pamoką būtų įdomu. Tarp kitko, prisimenus, kaip sakyti, savo mokyklos laiką, turėjom chemijos kabinetą ar biologijos kabinetą, kur buvo dideli stalai, buvo padaryta, kad galima būtų atlikti kažkokį tyrimą. Negaliu prisiminti, kad galėčiau papasakoti, kokį nors tyrimą darant, kad mes darėm, bandėm, mums rodė, to nebuvo. Formulės galės Kodėl mes negalime tos pačios formulės vaikams parodyti ir paaiškinti, kas įvyksta ir kaip tai įvyksta. Tai bus įdomu, tai jis visai kitaip tą formulę gal pradės laukintis ir žiūrėti. Tai labiausiai, mano supratimu, turėtų būti visi šitie dalykai, kad kai kurie yra tikrai, kur, be formulių, kai kurių bus neįspręstos, kai kurios užduotis čia yra tikrai taip, bet jos pateiktos ne taip, kad sausai, ne tai, kad neįdomiai, bet tai, kad patį mokinį skatintų, jis norėtų. Jis norėtų neateiti gauti to gal 10, bet jis norėtų, jam būtų įdomu ir trauktų į tai išmokti. Kad jisai tiesiog ne tėvai vargtų namuose, kad ten tu padaryk namų darbą, nes tau dabar uždavė taip toliau, o jam yra tas neįdomu. Pati mokymo sistema turėtų būti pakeista iš esmės. Jau pats tikiu, kad ten nors tai bus. Aš galvoju, kad aš kuo tikiu? Aš tikiu tuo, kad mes jau 30 metų turime nepriklausomos, daugiau negu 30 metų Lietuvos. Aš tikiu, kad tas senas posovietinis visas mentalitetas nyksta po truputėlį. Ir aš manau, kad kuo jaunėja mūsų kartos, aš manau, kad tada tas požiūris ir pasikeis. Yra viena lygiai ta pati problema, yra senų tų pačių ministrų, kurie su požiūriu senu jau tenais atėję būdavo. Ir kaip galima kažką padaryti modernaus, jeigu žmogus, kuris tą reformą turėtų daryti, jau pačių požiūris yra pasakęs. Taip, vakar nenom. Taip, tai čia yra turbūt. Aš tą prasme tikiu, kad mes per 30 metų negalim nesakyti, kad viskas čia Lietuvoje buvo tikrai tik blogi, neblogi. Tai yra tikrai Lietuvoje daug gerų dalykų. Ne, gal ir kaip šalis mes vystomės, yra gerai, bet aš tikiuosi taip pat, kad ir šitoj vietoj reikia pokyčių. Ir jų reikia kardinalių pokyčių, kitaip tariant, švietimo sistema turi pasikeisti iš esmės. Iš esmės. Mat, kur yra esminis dalykas. Tai manau, kad daugelį vietų reikėtų atsižvelgti, kaip ir valdžios yra renkamos ir iš ko jos yra vis dėlto renkamos. Vyksta rinkimai, o vis dėlto jeigu laimėjimo atveju, kas laimės, sakykime, mes nežinome, kas bus tokiu atveju, tam švietimo ar medicino sveikatos ministras. Paskui mes sužinome kaip stebuklą, kad tam švietimo ministras pasirodo pustis tam buvęs kažkoksai gal traktorių gamyklos direktorius ar dar kas nors. Bet čia gal tos, kad turi ateiti jau, nesvarbu, kas gal šiuo atveju svarbu, be abejo, asmenybė, bet ne tiek gal akcentuoti reikėtų žmogų postą, kiek ta partija, kuri deleguoja, vis tik tai turėtų turėti viziją, programoje viziją, ką daryti su švietimu. Iš tikrųjų, geras vykdytojas, gerą programą jisai įgyvendins. Manau, kad ras visi tų kompetityvų žmonių, kurie pirmiausia turi būti vizija. Nes šiaip tai daugelio atveju aš irgi pastebėjau, kad politikų supratimas apie švietimą apsiriboja mokytojų atlyginimų klausimu. Taip, jisai svarbus be abejo, bet dėja jisai nėra nei esminis, nei pagrindinis, nei kažką keičiantis faktorius. Taip, bet mokytojas, kuris mokina mokinius, jisai turi pasenusią programą, kurioje yra pataisimai kažkokie minimalūs. Ir klausimas kartais yra gerai ir bloga pusė dar, tie pataisimai.
Tai aš normalu, aš suprantu, tą mokytą, kur jam dėtis, jeigu jam taip yra pasakyta, kad jis turi daryti. Jis negali dėl to Ir jis tai ar gaus 1000, ar 2000 eurų, jis vis tiek išdėstys tą dalyką taip pat. Nes tu negali. Taip. Tai, vat, kur yra esminis dalykas, tai kodėl kalbam, kad švietimus Nesakau, kad jis turi gauti daugiau, be abejo, jis turi gauti tiek, kiek jo darbas yra vertas, tai turi, bet atlyginimo kėlimas ar mažymas, jisai ne pats mokytojai, taip. Tai va, pati sistema čia yra, nežinau, kalta ar nekalta, sakyti galima, negalima, bet kad ją reikia keisti, tobulinti ir tikrai atsižvelgti gerus pavyzdžius, Skandinavijos pavyzdžius, galima tikrai pažiūrėti pasaulį ir kitur bus pavyzdžių, gerų į juos atsižvelgiant, renkant modelius ir keičiant pačią sistemą. Tikėkime, kad gal kada nors, aš irgi noriu būti optimistas, iš tikrųjų, gal kada nors iš tikrųjų pasikeis viskas, tai dabar ką parašom, kokį pažymį parašytum ministerijai 10-balėj sistemoje. Na gerai, neatsakyk. Keiskim sistemą, leiskim pasitaisyti, ateis rinkimai, gal tada politikai ateis kiti, leiskim pasitaisyti. Gerai, Renatai, ačiū už pokalbį, ačiū žiūrovams, kad žiūrėjot. Jeigu jums patinka turinys, nepamirškit prenumeruoti kanalo ir iki kitų susitikimų. Visą geriausią.